Ar pastebėjote, kad gyvūnai ir ypatingai katės labai mėgsta šlapią maistą? Ir tai joms yra labai naudinga. Kodėl? Apie tai šį rytą kalbame su Brigita. Daugelis kačių natūraliai išgeria mažiau vandens, todėl šlapias maistas tampa itin svarbia mitybos dalimi. Jis užtikrina geresnę hidrataciją, palaiko šlapimo takų sveikatą, padeda kontroliuoti svorį ir patinka net išrankioms katėms. Kuo pagrindė naudingas šlapias maistas katėms? Pagrindinė nauda yra drėgmė. Jo šlapiame maiste yra apie 70–80%. Daugelis kačių išgeria per mažai vandens, o tai ilgainiui gali turėti pasekmių šlapimo takų sveikatai. Šlapias maistas padeda išvengti akmenų susidarimo, palaiko inkstų veiklą, be to, toks maistas suteikia sotumo jausmą su mažesniu kalorijų kiekiu, tai tinka svorio kontroliai. O ar šlapias maistas tinka išrankioms katėms? Taip, nes jis yra minkštas, aromatingas, skonio įvairovė didelė, nuo vištienos iki žuvies ar triušienos. Dėl intensyvesnio kvapo ir natūralaus skonio net išrankios katės mieliau valgo. Tai patogu ir šeimininkui, nes augintinė gauna visavertę mitybą be papildomų įkalbinėjimų.